Sveiki visi, čia DevBox LT ir dabar mes su After Effects. Taigi šiandien pamokysiu jūs, kaip reikia animuoti efektus, priskirti kompozicijai efektą ir jį suanimuoti. Kaip ir mokėmės anksčiau, animuoti kompoziciją galime priskirdami kompozicijai tam tikrą elementą ir jį animuoti, tarkim, per matomumas. Spaudžiame raidę T, opacity, uždedam laikroduką čia, atsiranda mūsų keyframe'as čia, paslenkam slankjuostę ir uždedam ant per matomumas 0. Ir dabar sulyg mūsų sekundėmis kadras uždeda po per matomumą layerį ir mūsų laikui bėgant kompozicija keičiasi. Taip pat galime daryti lygiai taip pat su efektais. Tarkim, mes norime, kad mūsų kompozicija kaip nors šustrai apsisuktų. Taigi spaudžiame mūsų kompoziciją, spaudžiame Effect. Čia matome pilną efektų, pilną pluginų, bet mes jų visų neaptarsime. Parodysiu tik keletą pluginų, kuriais galime manipuliuoti. O toliau, kai išmoksite jūs animuoti, tai galime sukurti labai gražių ir begalę daug efektų savo kompozicijai. Taigi spaudžiame Transition ir, pavyzdžiui, CC Twister. Aišku, nieko neatsitiko, mūsų kompozicija nepakito, bet čia atsirado mūsų efekt panelyje CC Twister mūsų efektas. Ir čia jo nustatymai. Tarkim, paslenkam šiuos procentus ir matome, kaip mūsų kompozicija susikreivuoja. Bet ji ir lieka tokia. Mūsų video vis tiek groja tokioje kompozicijoje. Taigi, jeigu mes norime ją animuoti, taip pat uždame čia keyframe'ą, praslenkam mūsų animaciją ir uždedam, tarkim, koks 100. Ir dabar mūsų kompozicija apsisuks sulig 100% per kiekvieną keyframe'ą. Nueinam į pradžią, spaudžiam groti. Štai mūsų kompozicija apsisuko taip, kaip ir norėjome. Aišku, galime pakeisti visą šitą reikalą į spalvas. Tarkim, pasirenkam mūsų kompoziciją, priskiriam jam Color Correction, Brightness and Contrast. Pavyzdžiui, kontrastas bus dabar 100, atsiprašau, atvirkščiai gal koks -100. Ir po kelių sekundžių jis bus normaliu. Ir dabar mes paleidžiame groti ir mūsų spalva keičiasi. Paprasčiausiai manipuliuojant šiais efektais galime išgauti įvairias kompozicijas, tai priklauso tik nuo jūsų fantazijos. Čia yra begalė, kaip ir sakiau, begalė efektų, kuriuos galite naudoti. Galite, aišku, priskirti įvairias kompozicijas, burbuliukus. Čia nustatyti tai, kaip jums patinka, kuo daugiau burbuliukų. Mūsų spalvos tos pačios. Ir parsisiuntus begalę pluginų, kurių rasite internete mokamų ir nemokamų, jūs galite padaryti savo kompoziciją profesionalę, galite įdėti įvairius particles, mes mokysimės, štai Trapcode Particular. Ir štai manipuliuojant šiuos rutuliukus mes vėliau mokysimės, kaip juos padaryti, kad jie reaguotų į muziką, kad šie rutuliukai taptų ugnimi, tarkim, ten galim padaryti songokus, kad leidžia įvairiausias kamehame bangas iš tų rutuliukų. Vien manipuliuojant šiais rutuliukais, emitter, particle, vien manipuliuojant šių rutuliukų nustatymais mes galim padaryti bet ką tik jūsų vaizduotė išneša. Taigi, skubėkite siųstis Effect Trapcode Particular, vadinasi, ir sekančią pamoką jūs mokysiu, kaip kurti nerealius efektus su Particular. Taigi, šiandien išmokote jūs animuoti efektus, priskirti efektus savo kompozicijai. Į ką labiau reikia atkreipti dėmesį, tai efektus Effect, Color Correction, čia viskas kas su spalva, Blur and Sharpen, jeigu norite savo kompoziciją paryškinti arba išlieti, sugeneruoti. Čia mes naudosime visą savo efektus vien tik tais Layer Solid, tarkim Layer New Solid, nes kompozicijai neapsimoka. Tarkim Effect Generate sugeneruoti, ką mes norime sugeneruoti, tarkim sugeneruosim
langelius. Tai mums sugeneruos langelius. Vėlgi, generuojant langelius, tarkim mes uždedam langelį, pakeičiam spalvą į kokią raudoną. Štai mes turim langelius, ant langelių uždedam dar efektą, kad jie švitėtų. Stylize glow. Štai mūsų langelį užšviečia. Tarkim, koks 30. Štai mūsų langelį užšviečia. Ir animuojant langelio dydį, plotį ir taip toliau padaryti jį 3D layerių, tarkim. Padarom į 3D, pasukam, gaunam kokią nors kompoziciją įdomią. Štai taip, manipuliuodami 3D erdvėje ir taip toliau su kamera, mes galime išgauti tikrai nerealius rezultatus. Kur baigėme? Mes baigėme prie Generate, bus reikalinga labiausiai Simulation. Čia mes dėsime simulacijas įvairiausias, tai lietus, snaigės ar taip toliau, vėjas, kad mūsų kompozicijos tas daleles veiktų būtent tam tikras šis efektas. Stylize tai su stiliumi surištas, kai mes norim, kad mūsų kompozicija švitėtų, mes norim, kad mūsų spalvos būtų ryškesnės, išblukusios arba jos keistusi viena su kita, tarkim žalias ekranas, juodas ekranas, mėlynas ekranas. Tekstas, teksto efektai ir daug begalė mano parsisiųstų pluginų. Taigi dabar siūlau siųstis jums Trapcode Particular ir siūlyčiau parsisiųsti visus Trapcode pluginus, nes mes su jais dirbsime, nes jie yra profesionalūs, nes jie yra tikrai labai galingi ir mes galime su jais sukurti bet ką tik norime. Nagi, sėkmės su After Effects.